Viešojo saugumo tarnyba vidaus saugumo fondo lėšomis įgyvendino 2 didelius projektus. Vienas projektas būtų tarnybinio transporto atnaujinimas, kuris siekia 1 300 000 eurų. Projektai dėka įsigyta 25 transporto priemonės, iš kurių yra 16 visureigių, kurie yra sukomplektuoti individualios apsaugos priemonėmis, bei 9 padidinto pravažumo mikroautobusai, kurie tikrai lėmė mūsų tarnybos operatyvumą. Antras projektas galingas yra, tai yra mūsų garažų renovacija ir rekonstrukcija. Šitoje vietoje mes turėjom nemažai problemų, kadangi čia yra senos statybos pastatai, turėjom daug papildomų darbų. Tas projektas siekė 670 000 eurų. Prie to projekto prisidėjo ir tarnyba savo lėšomis 170 000. Tiek įsigytas transportas, tiek renovuoti garažai leidžia mums operatyviau reaguoti į incidentus. Valstybės sienos apsaugos tarnyba jau apie 20 metų naudojasi ES finansuojamais projektais, siekdama pagerinti valstybės sienos apsaugą. Dabar mes užbaigiam 3 etapą Nacionalinės vidaus saugumo fondo programos 2014-2020 metų programoje kinologinės veiklos stiprinimas. Pasinaudoję šią paramą, mes įsigijame tarnybinių šunų, kurie bus ruošiami ir jau yra ruošiami valstybės sienos apsaugai. Kartu su šuniukais mes kinologui duodam amunicijos komplektą. Taip pat įsigyta GPS prietaisų, kurie palengvina maršruto nustatymui, kurio praėjo pažeidėjas. Sauginių šunų dresavimo kostiumų, kurie naudojami ruošimui tarnybinių šunų apsaugai. Pagrindiniai iššūkiai, su kuriais mes norėjom susidoroti įgyvendinant šitą projektą, tai čia būtų nelegali migracija ir kontrabanda. Aišku, pastarųjų metų įvykiai su nelegalia migracija parodė tai, kad tarnybiniai šunys tikrai yra labai efektyvi priemonė kovojant su nelegalia migracija. Ir jų įsigijimas, pasinaudojus šią paramą, labai pagerino mūsų efektyvumą saugant valstybės sieną. Nacionalinės vidaus saugumo fondo programos lėšomis rinktinė Aras vykdė projektą kartu su partneriais Policijos departamentu ir CPVA. Projekto metu buvo įsigytas specializuotas šarvuotas šturmo automobilis su hidrauliškai pakeliama platforma. Automobilio paskirtis yra palengvinti vykdyti pastatų, orlaivių, laivų šturmo operacijas, kada reikia patekti į pastatus ar kitus objektus esant didesnėme aukštyje. Hidraulinės platformos pagalba šturmo grupė rinktinės Aras pareigūnai gali patekti į tas vietas, kuriuose reikia pakilti į viršų ir vykdyti įsiveržimą per langus, duris į kitus objektus. Visas automobilis kartu su hidrauliškai pakeliama platforma yra pagamintas Vokietijoje pagal Vokietijos antiryšinio padalinio GSG 9 rekomendacijas ir naudojamas taip pat daugelį Europos šalių.